skyrybos turbūt prasideda nuo emocinių skyrybų, kada žmonės, būdami šalia vienas kito, nejaučia pagyvėjimo. Nes jeigu jūs šalia žmogaus jaučiat pagyvėjimą, jūs tada norit su tuo žmogum būti dažniau. Ar tas žmogus draugas, ar jisai sutuoktinis, ar mylimasis, ar geras pažįstamas. Bet pirmas dalykas, kodėl mes su juo norim būti, dėl to, kad šalia jo mes jaučiamės geriau negu be jo. Tai sujungia žmonės, kada jie abu pagyvėja, vienas kito akivaizdoje, tarp jų susidaro ryšys. Kada tas ryšys silpsta, atsiranda priešinga reakcija. Šalia to žmogaus atsiranda įsitempimas, pavyzdžiui, arba tu lauki, kad jis tave kritikuos, arba jis nesukelia tau jokio emocijų. Ir tada žmonės pradeda galiausiai jausti, kad jų ryšyje įvyko skyrybos, emocinės skyrybos. Ir šiais laikais, kada nėra būtinumo būti kartu, finansinio, vaikų auginimo, materialinio, kyla klausimas, ar yra prasmė tada mums būti kartu, jeigu mes šalia vienas kito nieko nejaučiam. Ypatingai, jeigu tuo metu jaučiam šalia ko nors kito, trečio. Ir va tas trečias tampa mums jau emocinių tokių stimuliatorių. Mes šalia kito pradedam jausti pagyvėjimą. Tada mes pradedam rinktis ir sakom, vat tas žmogus matyt man kažką reiškia, o tu man jau nieko nereiškia. Be abejo, ne visos poros išsiskiria atsidūrusios emocinėse skyrybose. Kai kurie taip ir gyvena kartu dėl įvairių priežasčių. Dėl vaikų, dėl būsto, dėl to, kad kito nerasi, dėl įpročio, dėl to, kad sutuoktinis turi naudingų savybių, pavyzdžiui, labai gerai uždirba arba gerai prižiūri vaikus ir namus. Jūs kalbate apie tokį sėkmingą variantą, kada nėra nuoskaudų, kada tas žmogus netampa tau priešu. Bet jūs žinot, kad mūsų visuomeniai skyrybas dažnai lydi teisiniai procesai, dalybos įvairios. O dalybose anksčiau ir vėliau atsiranda neteisybės jausmas. Todėl žmonės ginčiojasi dėl pinigų, dėl namo, dėl sklypo, dėl automobilio, dėl verslo, dėl akcijų. Ir tada jie gali tapti priešais. Tada jiem po skyrybų visai nesinori susitikti. Nes tai reiškia vėl pakliūti nemalonę tą emocinę būseną. Čia klausimas labai toksai dažnas ir aš manau, kad meilė neblėsta santykiuose, o jinai kaip tik kūrėsi po truputį, nes susižavėjimas, kurio mes įsimylime, kurio pagalba įsimylime, jisai neilgalaikė būsena ir tiesiog negali fiziologiškai tęstis daug metų. Nes jis susijęs su idealizacija žmogaus, su to, kad mes jį matome ne arti, o toli, susižavėm juo. Paskui mes darom vienas kitam įspūdį, todėl pasirodom iš geriausios pusės. Mes pradedam jaustis šalia tų žmonių ypač pakylėtais. Ir tai vadinama aistringoji meilė, įsimylėjimas. Jis iš tiesų negali ilgai tęstis, nes tai būtų per daug didelė apkrova organizmui, mediciniškai žiūrint. Todėl šitas procesas natūraliai blėsta per keletą metų. Bet meilė yra toks išskirtinis išgyvenimas kito žmogaus. Ir jis neblėsta, jisai gali stiprėti net. Todėl, kad šalia to žmogaus mes pradedam jaustis kitaip negu be to žmogaus. Čia jau yra naujas procesas, nesusijęs su susižavėjimu, nesusijęs su idealizacija, bet susijęs su didelė patirtim buvimo kartu.
Šitas reiškinys labai dažnai nesuprantamas žmonių ir jie sako, jie duoda tokius pavyzdžius, kaip tu gali gerti tą pačią kavą kiekvieną dieną, kaip galima valgyti tą patį tortą daug metų. Dažniausiai tai yra toksai posakis pateisinantis neištikimybę. Iš tikrųjų, šalia kito žmogaus mes galim jaustis kaip valgydami tortą susižavėjimo stadijoje, nes tas žmogus mums kaip Dievo dovana tokia, kaip tortas per šventę, ar ne? Ir iš tikrųjų tortą negali ilgai valgyti, nes negali švęsti daug dienų. Tu pradėsi pykinimą tavo pajusti, pradėsi galbūt jausti galvos skausmą. Todėl ir negali būti ilgalaikė šventė. Bet gali būti džiaugsmas, kad kitas žmogus yra ir tas džiaugsmas susijęs su jo unikalumu to kito žmogaus. Ir tas unikalumas nėra duotybė, jis atsiranda santuokoj per daugelį metų, kaip tik dėl to, kad su to žmogum tu patyrei įvairiausias emocinės būsenas. Tu jo nekentei, tu jam atleisdavai. Jis ten būdavo su tavim atviras, tu būdavai su juo atviras, kaip su nieku kitu. Tai yra sunkus procesas iš tikrųjų. Tokia meilė kūrėsi per konfliktus, per bandymus išsiskirti, per sugrįžimus. Bet kada jinai susikūrė, joks kitas žmogus negali tau jo atstot, ne todėl, kad jis tortas, o kaip tik todėl, kad jis netortas ir nenori jo būti. Tu žinai tą žmogų, koks jis yra ir žinai, kad šalia jo tu gali būti savimi. Tai įneša tokį unikalumą į santuoką. Ir va šitas naujas jausmas unikalumo, jisai yra brandi meilė. Niekada nebūna, kad jis duotas iš karto, niekada nebūna, kad jis atsiranda iš pirmo žvilgsnio, niekada nebūna, kad jis užsitarnaujamas lengvai.